Žodžiu, mes dabar tik atvažiavam į kitą miestą, į Heidelberg čia vadinasi, ir atėjom tokią žiūri fainą kavinukę. Pažiūrėkit. Tikrai labai miela čia viskas. Labai fainos kėdės. Tai dabar padarysim čia pauzę ir važiuosim toliau, su paskutikus pasivažinės. Tai pažiūrėkit, kaip mielai iš tikrųjų atrodo ta kavinukė. Čia yra tokia vietelė atskira, galima sakyti, ir čia kiekviena kėdė turi po tokį mažą staliuką, tai čia kava tik tai gali gėrimus kažkaip gerti. Tada yra čia tokia vietelė, žodžiu, ir va, čia va, kur mes sėdėjom, aš čia sėdėjau, mano draugas čia, ir pažiūrėkit, kaip mielai iš tikrųjų atrodo. Žodžiu, mes dabar čia atėjom ant tokio labai populiaraus tilto, kaip matot, pilna žmonių čia prisirinkę. Mes iš tikrųjų buvom prieš porą metų su mano teta ir mano mama Wanderwege erfahren vor wie viel Jahren mit meiner Mutter und meiner Tante, oder so? Vor ein Jahr. 2-3 Jahre. Nu, žodžiu, prieš porą metų mes buvom ten toj pily, jinai žiauriai yra graži, pažiūrėkit. Žiauriai gražiai atrodo. Čia truputį primena mums Italiją, bet aišku, nepalyginti su Roma. Bet yra vaibo tokio, galiu pasakyti. Labai fainai. Tai pasakysiu aš jums dabar bairį. Mes gyvenam Vokietijoje ir nuo mūsų iš tikrųjų čia yra iki šito miesto gal 1,5 valandos, bet šiandien šiek tiek ilgiau užtrukom dėl visokių kamščių ir renovacijų kelio ir taip toliau, bet pažiūrėkit, kaip fainai iš tikrųjų čia yra pilna turistų dabar ir mes su draugu jaučiamės dabar kaip atostogose, dar pratęsime mūsų atostogas, nes mes rimtai jaučiamės kaip per atostogas, nes čia yra pilna tokių kampelių, kaip ir Italijoje, Romoje, pavyzdžiui, pilna turistinių tokių vietelių, kur galima nusipirkti įvairiausių ten magnetukų ar ten tašių, taip toliau statėm mūsų paspirtukus čia, vatikot. Pasistatėm paspirtukus ir einam dabar šiek tiek pasivaikščiosim, apsižiūrėsim ir mėgaujamės savaitgaliu. Aš buvau iš tikrųjų prieš tokias visokias matcha latte, matcha gėrimus ir taip toliau, nes man iš tikrųjų matcha net nepatinka ir aš nesu tame hype iš tikrųjų. Oh, guck mal, wie viele Taschen. Die sehen aber richtig gut aus. Vien žodžiu, ką aš jums norėjau pasakyti. Aš nusipirkau tik tai dėl to, kad aš noriu vis dėlto pabandyti, nes aš niekada negėriau strawberry matcha. Tai, kannst du bitte halten? Kein Problem. Ja, tai dabar mes draugu pabandysim ir paskui, ja, bisschen umrühren. Mes draugu pabandysim ir mes daugiau nepirksim, nes aš žinau, kad man turbūt kainavo 6,50 €. Aš sakau, aš niekada nebuvau pabandžius matcha latte ar kažko tai panašaus, dėl to aš dabar nusipirkau, kad išbandyti. Ir mes dabar vaikščiam, pažiūrėkit, kiek žmonių. Šiandien iš tikrųjų čia turėtų būti viskas atidaryta. Tiksliau, jau matosi, kad yra viskas atidaryta, nes šiaip tai parduotuvės būna sekmadieniais Vokietijoje uždarytos, bet čia šitam mieste yra šiandien viskas atidaryta, tai labai fainai. Ir, žodžiu, bandom. Komm, gib mir kurz zum Probieren. Es schmeckt sehr weich. Man kann es trinken. Es schmeckt sehr weich, man kann es Wiese-Geschmack. Nu, vien žodžiu. Wiese-Geschmack. Aber Žolės nicht so schlimm, skonis. dass man nicht trinken kann. Žolės skonis, bet yra visai skanu dėl braškių šitos uogienės, ar kas čia yra. Braškių purė. Ir kaip sakiau, sumokėjau 6,50 €. Nu, vien žodžiu, komm, gehen wir hier rein, Erhan. Pažiūrėkit vėl, koks gražus pastatas. Nu, iš vis čia labai fainai, galiu pasakyti, tam Heidelberg. Kas atvažiuosit į Vokietiją, tai tikrai siūlau čia atvaryti šitą miestą, nes čia, nu, čia yra grinai turistinis miestas, čia yra pilna žiauriai fainų kavinių. Vienu žodžiu, tikrai labai fainų kavinių ir visokiausių parduotuvėlių turistams ir ne tik turistams. Ist das Second-Hand Laden? weiß nicht, die sehen alle neu aus. Und so schön. Nu, žodžiu, ir pažiūrėkit. Labai, labai fainai.
Das ist Secondhand, Erhan. Ja, ich glaube, das ist Secondhand. Marzipanfüllung. Pažiūrėkit, kokį aš dalyką atradau. Čia vadinasi sniego kamuoliai. Tokie Desertai. Erhan, wir müssen eins kaufen zum Probieren. Nur eins, okay? Pistazie-Marzipanfüllung. Pistazie-Marzipan. Zeig mal, wie das aussieht. Guck mal, wie das aussieht. Oder Zitronencreme-Füllung. Karamellfüllung. Pažiūrėkit. Oh mein Gott, das ist etwas Besonderes. Kokoscreme-Füllung. Weiße Nougat-Füllung. Vollmilch. Schokolade. Schokocreme. Ich denke, Schoko ist normal, oder? Ich will keine Schokofüllung. Auf jeden Fall. Pažiūrėkit, kokią parduotuvę atradom. Žodžiu, einam dabar į vidų. Wo ist Eingang? Oder da? Ja, da ist Eingang, da ist Ausgang. Das ist noch ein komplett deutscher Ring. Nein, aber da gibt es ja auch Dekorationen. Aš noriu jums dabar šiek tiek parodyti. Tada! Oh mein Gott, guck mal, wie süß ist das. Nein, das ist keine Verschwendung. Das ist so süßes Zeug. Oh mein Gott, die haben wirklich Weihnachtssachen, was? Jūs tik pažiūrėkit, ta prasme, dabar mes turim rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį. Pažiūrėk. Das ist nicht normal. Pažiūrėkit, rugsėjo mėnesį galima nusipirkti kalėdinį. Oh mein Gott, das sieht so... General, yes, hey, General, yes, sir. Das ist nicht normal. Das ist Paradies für Leute. Das ist Paradies für Leute, die Weihnachten lieben. Weißt du, was ich... Oh, wie süß. Ja, aber ich darf hier nichts kaufen, weil wir dieses Jahr nicht mal Weihnachten feiern. Oh mein Gott, ist super. Pažiūrėkit, kokie žaisliukai faini. Oh mein Gott. Erhan, guck mal. Oh, wie süß ist das. Hey, das ist viel zu süß. Jūs tik pažiūrėkit, kokie mėly žaisliukai. Eik tu sau, eik tu sau. Aš galiu pasakyti vieną dalyką, aš neplanavau tikrai dabar kalėdinio nuotaikoje atsirasti, bet čia neįmanoma. Aš net nežinau, kad yra čia tokia parduotuvė, kurie tikriausiai visus metus galima kalėdinių dalykų rasti. Oh, sorry. Guckt sie schon oder nicht? Marie, oh mein Gott, Macaroni. Sollen wir reingehen und gucken, was die alles da haben? Ist es Smashburger? O, die sind voll mini. Žodžiu, tai mes dabar buvom tik toj parduotuvėj, kur ten visokių kalėdinių dalykų buvo. Parduotuvė žiauriai primena Vienas namuose filmą, nes jisai buvo toj parduotuvė. Aišku, jinai yra mažesnė, Vienas namuose, per tą filmą ta parduotuvė kalėdinė, jinai buvo daug didesnė, man atrodo. Ir beje, dar vienas dalykas, aš ten filmavau ir moteris ten, kuri dirbo, perspėjo, kad negalime filmuoti, tada perskaitėm taisyklės, kad tikrai negalime filmuoti ten tai parduotuviai. Ir mes buvom prieš tai toj parduotuvėj, kur saldumynus aš jums ten rodžiau, tos sniego kamolius. Ir ten tokia senutė pardavėja, ta tokia tikrai žiauriai sena pardavėja, irgi priejo, sako, nefilmuoti, tai nefilmavau. Paskui jinai mums
paskui išaiškino, ką reiškia. Aš paklausiau, kaip yra padaryti šitie kamuoliai, iš ko jie padaryti ir kaip jie padaryti, tada jinai mums visą istoriją papasako, buvo žiauriai fainai, mes nusipirkom 2 tokius kamuolius, jinai mums dar papasako, kaip mums juos reikia tiksliai valgyti, kad nedėti šaldytuvą, vien žodžiu. Labai faina mela moterėlė buvo. Tai žodžiu, iš tikrųjų galiu pasakyti, mes čia niekada nebuvom šitoj vietoje Heidelberge, bet mes buvom čia 3 kartus iš tikrųjų jau, bet būtent čia šitoj gatvėje nebuvom ir aš tikrai esu žiauriai nustebus, nes man labai primena Italiją ir tas visas kavinės, žiauriai modernios ir čia galima visko belinkiek tikrai rasti viskam. Tarsime tikrai labai fainai. Žodžiu, čia tikrai yra labai gražu, galiu pasakyti. Ir tos visas kavinės. Tik tai tiek, kad aš galiu jums pasakyti vieną dalyką, čia nais Heidelberge. Čia yra kainos panašios į kainas Romoj, kur mes buvom kavinėse, nes čia pavyzdžiui atradom tokia, ten, kur prieš tai filmavau, kur tie makarūns buvo visokie. Tai tenai vienas mažas desertas, toks panašus, kur aš Romoj jums filmavau, kur 7 eurus Romų nupirkau kainuoja beveik tiek pat, kiek ir Romai 6,50. Tai įsivaizduokit. Ehan. Vau. Žodžiu, žiauriai fainai. Jūs tik pažiūrėkit, kokį fainą dalyką atradau. Vau. Čia galima citrinų limonadą nusipirkti. Willst du Zitronen? Wo bist du? Willst du Limonade, Erhan? Guck mal, das ist ja Eis-Dings. Das ist vielleicht nicht Zucker pur. Žodžiu, visi filmuoja dabar tą citrinos dalyką, galiu pasakyti. Pažiūrėkit, nusipirkau dar vieną kavą. Jinai vadinasi ispaniška latte. Gerai atrodo. Man žodžiu, šiandien aš leidžiu savo kalorijų daugiau suvalgyti, nes mes taip ar taip su draugu Velčia žiauriai daug vaikščiosim. Nein! Man žodžiu, gerai viskas nefilmuoju, nes paskui reikės labai daug redaguoti. Was magst du? Bitte jetzt auf. Ich will jetzt gucken. Pažiūrėkit. Warte mal, komm bitte zurück. Ein Quatschfoto, ein Video. Pažiūrėkit, kokį fainą jie turi tą pasistatę su savo reklamą. Ir aš parodysiu jums, kas čia yra. Čia yra tie cinamono rollsai, aš nežinau, kaip vadinasi lietuviškai. Nelabai matos, bet jau neįsiu ten į vidų, nes jau mes esam tiek. O palaukit, pažiūrėkit. Žiauriai skaniai atrodo ir viduj beje labai gražu, labai moderniai atrodo. Matėt turbūt mano outfit. Beje, neparodžiu savo outfito šiandien, nes... Wow. Žodžiu, gerai viskas, vėl aš su jumis čia kalbu. Aš galėčiau filmuoti šiandien, visą dieną. Na ką, mes jau pavalgėm, aš iš tikrųjų nieko nenufilmavau tenai tam restorane. Valgėm burgerius, iš tikrųjų žiauriai skanu buvo. Aš valgiau vištienos burgerį, mano draugas valgė cheeseburgerį ir iš tikrųjų šitas restoranas yra būtent tokia muziejuje, žodžiu, tą pačiam pastate, kuriame yra muziejus, kuriame, aš nežinau, ar jūs žinote, čia yra iš tikrųjų jis labai populiarus. Ir aš jame jau 3 kartus net buvau, net su Matu, kai Matui buvo kokie 8 metai, man atrodo, buvome kartu su juo. Tai tas muziejus vadinasi Kūnų pasaulis, išvertus iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą. Ir tenais yra tikri kūnai, parodyti, kaip iš vidaus jie atrodo, raumenis, arterijos, venos, viskas parodyta, kaip iš vidaus atrodo kūnai ir gyvūnų kūnai. Tai labai iš tikrųjų norėčiau dar kartą nuvaryti tenai, tai sakėm, su draugu atvarysim gal kada. O dabar jau viskas ruošiamės, eisim dabar iki mūsų paspirtukų ir važiuosim namo. Der Typ, der gestern Geige gespielt hat, das war